dar nukeliausiu į Tokiją. Atvažiavau į Azabu Džiuban metro stotį. Aplinkui daug parduotuvių. Na būtent čia apskritai gyvena turtingi žmonės. Na tam matyti aukštų pastatų. O čia aplinkui yra daug namų. Na, matote, čia yra labai prabangus mašinos. Na, tokie turtingi žmonės. Visur čia yra. Čia yra, na, įdomus daugiabučių namas. Įdomi forma, ar ne? Čia Moto Azabu Hills. Taip atrodo. O ten yra labai aukštas daugiabučių pastatas, namas. Tai vadinasi Roppongi Hills. Ten irgi turtingi žmonės gyvena ir dar yra kompanijų ofisai. O priežastis, kodėl šiandien čia atvykau, tai būtent labai įdomi vieta. Lietuviai dažnai sako, Vilnius tai vienas didelis kaimas, o Tokijas irgi tokia vieta yra. Ten, kur atrodo kaip kaimas. Ir Vilniuje yra Šnipiškės. O aš sakyčiau, kad ši vieta, ši turtingas rajonas yra Tokijo Šnipiškės. Dabar parodysiu. Čia yra įprastas parkas. Ir ar jau matote stogus? Truputį apleistas. Ir šis namas tai medinis, matote. Matote, čia namų tankumas yra labai didelis. Šis motociklas jau beveik gamtoje. Na, čia buvau ir jau šalia turtingas rajonas, matote. Geras vaizdas.